Tai sveiki gyvi, atvykę dar vieną naują video. Tai šiandien aš darysiu savo kiemo turą. Būtent čia yra mano kiemas. Ir šį kartą aš jums parodysiu, kaip aš čia gyvenu, kaip aš įsikūręs ir ką aš ten dienom veikiu. Ir taip šį kartą mes esame po audros. Bandėme filmuoti, dabar jau filmuojame antrą kartą garden turą. Mes jau filmavome lygiai prieš 2 dienas, kai čia buvo visur sausa, be audros. Ir štai operatoriau, žiūrėkit, kaip iš ten labai stipriai pareina pilki debesis, todėl galimai vieną intarpą teks padaryti ir su lietum. Tai taip, keliaujame biškį į kiemą ir vėl jau pradeda lyti. Tai čia turime mano močiutės sodintus gėlynus. Taip, čia visi yra gėlynai pasėti. Ir taip vėl lietus jau didėja. Ir taip va, čia yra pasidėti gėlynai, va, čia yra gražus, visi medžių apauga, visi kėdai. Čia obelis auga labai skanis. Ir taip, ir aišku, čia labai reikėtų hamaką ant priekio, nes taip gražiai tos obelis atrodo. Tai taip, dabar einame čia. Čia turime va, krūmus gražiai augančius ir mano vėl močiutės pasodintus gėlynus. Čia turime aukščiausią tują. Taip, visai negražiai atrodo. Ir dabar keliaujame, čia yra mano rampa vadinama, šitas šlaitas. Ir taip, keliaujame toliau. Tai yra į šitą kiemą toliau pasipasakosim. Tai čia va matome gražus eglynai auga, ten yra jau nudžiūvęs krūmas. Kaip manote, ar šitie drabužiai išdžiūs? Taip manote, ne? Tai aš nemanau, tikiuosi gal išdžiūs po kokios savaitės. Tai taip va, matot, po audros netgi jau yra ir pelkės. Štai operatorių parodykit va. Visur yra paplitę. Visur yra paplitę ir vėjas labai didelis. Va taip va, net įėjus negalima praeiti normaliai, nes vien yra arba vėjas, arba lietus. Taip, tai pirmą prieikim čia. Čia turime tvartą su aptersta točka. Čia yra vienas ratas. Taip va. Tai čia yra točka su tiesiog malkas vežim. Čia va galima pasimaudyti šitam pliaže kažkokiam. Tada čia va priėjus, čia nekreipiu dėmesio už manęs kojinės pačiautas. Tai taip. Tai čia yra va. Kaip kiti sako, kad čia yra tiesiog ar velnio ragas, ar kas ten radau tipo, bet ne, čia iš tikrųjų. Taip, lietutis stiprėja, žinokit. Tai va, tęsime toliau turą. Operatorius irgi su Mickey Mouse skėčiu. Štai va, parodykit. Ir žinokit, skėti belia kaip tampo. Nežinau, ką reiks daryti, bet tęsiam toliau. Tai taip, čia turime grepšinį, kur kiekvieną dieną aš mėtau savo metimus. Čia turime batutą, kuris irgi beje jau visas šlapas keldai. Jo, čia mano medis, va, krikštynų auga. Tai čia yra mano krikštynų medis, kur man per krikštynas padovanojo tėvai. Tiksliau, kuminai, kaip aš išneku. Jo, tai va, čia yra mano krikštynų dovana. Taip, keliaujame toliau. Tai čia toliau matote šašlykinę, kur mėgstam pakepti šašlyčiokus. Čia mūsų pavėsinė terasa, prašom, galim užeiti. Tik reikia atsargiai, nes čia vėl yra paplitęs vanduo. Taip, įeiname saugiai ir mes esame terasoje. Taip, tai čia yra pavėsinė. Čia pilna daiktų, nes čia yra visokių chemikalų, nes už operatoriaus tiesiai yra ir baseinas. Nekreipkite dėmesio, kad ten yra išsišokę, todėl kad čia yra toks pūduras, kur leidžia chemikalus. Tai taip, čia yra mano variukas, pasidėti viskam. Tai taip, ir dabar, va, pavyzdžiui, jau vėl lietus didelis. Jo. Tai va. Jo, be reikalo viską pradėjom. Tik toliau grįžtam po biškį stipresnė lietaus, vėl bišką aprimo, bet vis tiek dar lyja, nes dar va, čia yra va traktoriukas, tiksliai va, filmuojam iš karto va. Čia yra traktoriukas, su kuriuo mes pjaunam žolę, bet aišku visas permirkęs, nes yra iš audros. Tai va, realiai baseinas yra su antras sluoksnio vandeniu, bet aišku ledinis, žiauriai ledinis. Taip, tai čia va turime visus laidus pratiestus, taip, viską mes čia turim, tada čia turime šiltnamį, kur auga va, prašom užeiti va. Čia auga va, gražiausios daržovės, va, galima va, pasimėgauti, labai gražiai auga viskas. Tai taip, tai keliaujame toliau, nekreipkite dėmesio, kas čia už manęs yra, va, tai toliau tęsime, va, kas atsitinka daržui, visas yra patvinęs, visas
Čia yra širniai, visi perskendę ir netgi išlaužytos pupos. Žiauriai yra išlaužytos. Čia yra nupjauta obelis mūsų neseniai. Jom kiaurai visą permirkus jau yra. Na, kas atsitiko su pupom, visas yra išlaužytas. Jo. Ir čia toliau dar tęsis iki pat galo. Čia turime hamaką, kur ateinu pasisupti, bet jo medžiaga kiaurai šlapia. Jo, keliaujame toliau, tai čia turime dar vieną dalyką parodyti. Tai eikime čia yra nupjauta vyšnia jau, kamienas, iš truputį pasimato. Ir čia, jeigu prieėjus arčiau, yra patvinęs kiaurai kanalas. Mes jį vadinam kanalu, bet iš tikrųjų čia yra upelis toks mini. Ir einame toliau. Taip, viskas yra kaip realiai po audros. Praktiškai filmuojam per audrą, nes dabar dar vis lyja. Ir taip, čia yra buvęs krūmas, kur dar belikusis vienas. Ir čia yra apleista mūsų rūkykla. Čia mes eidom ant tą galą uždegti ugnies, todėl kad tenais būdavo normalus plėjimas, o dabar yra tiesiog apaugus medžiais ir per rūkyklą tenais per viršų išeidavo dūmai. Taip tęsime toliau ir vėl pradėjo lietus stiprėti, nežinau, reikės dar didesnis priedangos, bet tiesiog čia skėčiai net negelbėja. Jo, tai čia turime, žodžiu, tai yra mūsų dar degintų šakos. Ir taip, tai čia toliau išėjus, mes turim tą kaiminį vokelį, pasivaikščiojimui. Taip, ir biškiau lenda saulutė, bet dar vis lyja. Tai čia turime tokias vyšnes, čia žadam irgi viską išpjaustyti, nes tiesiog čia trukdo žoliai pjauti traktoriuku. Ir taip, tai einame dabar toliau, dar atrodau kelis dalykus, kurių dar nematėt, ir ant galo paliksiu vieną svarbiausią vietą, kur jums bus tikrai įdomiau, ne. Čia yra nudžiūvus vyšnius, kai kurios nesaugo dar, o šita yra nudžiūvus. Čia turim serbentų ir Ir turime čia, kur mes filmavimo 50 subscriberių proga video ir žiauriai stipriai lyt pradėjo. Aš be žodžių, žinokit. Jo. Tai viskas maždaug atrodo. Nu ir biškį dabar palaukime. O Dieve! Eik, šiaip kada mes galėsim normaliai tą video filmuoti, ne, žinai, lyja. Tai va visus. Visi užsidėkim rožinius akinius, kurie turit, nežinokit, čia lietaus, kad nematytume, nes be galvo. Viešpatie! Viešpatie! Irena! O! Kažkaip perlyja. O viešpatie, sėdžiu prie pomidorų. Operatorių, vat parodykit, kas vyksta to Lietuvos. Vat kokie čia yra urai. Aš laukiu skristi Krietą ir deginti savo studijų. O ne čia prie kažkokį lietaus ir praustis dar. Aš jau taip galiu dušį nusiprausti. Gal bylai gal. Aš darau, kad mano Gerai, grįžtam toliau po audros, bet tai vėl to lys, labai stipriai nulyjo. Matėt, kad subinę negalim čia padeginti. Nu tai taip, apėjom beveik visą sodą galima dabar jau keltis ir jau ir į priekį. Čia man taip pat yra traktoriukas ir pienam žolė ir dar daugiau čia vandens padaugėja. Iš visą depresiją man jau. Jo, čia. Na, dabar einame link mano kiemo daugiau aprodys, nes pabuvom šiltnamį tarp pomidorų. Nes, belekai tokie urai, nežinau. Nu tai taip, netinkamas oras filmuoti. Tai taip, čia turime pelkę, čia turime visokių irgi buities dalykų, kurie yra išmesti. Šiaip ir matau, reikės pereiti. Operatorių, nefilmuokit čia, kas vyksta dabar. Nefilmuokit, čia myžas. Gerai. Tai taip, tai čia turime
Eglučių labai gražių augančių. Ir čia turime mašiną, kuria beje irgi taip gražiai atrodo. Nu, negražiai šiaip. Vidus, žinokit, su nugriuvusi sėdienė ir plyta. Įdomi, žinokit, žvengti. Bet dar kas yra keisčiausia, kad operatoriau, prieikit prie lango labiau kampą. Va, kas vyksta, tenais sudužęs langas yra. Nežinau iš kur, bet iš pat pastebėjau. Nu, tai sveiki, šiandien jau susitinkame antrą dieną po mūsų garden turą. Tai taip šiandien antrą dieną filmuojam. Tai šiandien mes jau turime aprodyti jums, kaip mano, tai būstinė bazė. Taip, eikšime, kodėl aš šiandien antrą dieną filmuoju. Todėl, kad vakar buvo negražus oras, lyjo, audra, kaip matėte tenais. Ne, žodžiu. Tai einame į vidų. Ui, girdime. O! Opa! Opa, pagalys. Štarkuojam. Galite operatorių matyti. Čia išėjus, vat galite matyti kažkokį mini. Žinokit, atsargiai būkite, galite leidus. Taip čia yra gan biškį pavojingas, labai daug godų. Nu taip va, tai biškį turas. Čia turime tokį pagrindinį, kurį pasusukti. Čia galima susėsti ir į kanalą. Ir šiandien, kaip matau, tai jau vanduo įsileido, todėl kad vakar čia buvo biškį ir patvinti. Čia turime kai per pirmus kadrus jisai jau buvo pastatytas, bet jis dabar yra jau nugriuvęs, jam reikėtų naujo remontavimo, bet ant virvių gerai įsilaiko. Tai taip, o toliau važiuojam ir dar vieną dalyką. Tai bebišką prodom čia, sur apgriuvę, ten irgi. Nu taip, matot. Čia turime dar ir medienos dalykų, mes čia turime viską. Gal biškį prastas mano balsas, todėl, kad nepasiėmiau šiandien mikrofoną. Tai taip, viskas taip rodo. Ir čia turime namelis medį. Va dabar keli kadrai iš viršaus. Tai taip, dabar esu be mikrofono, turiu kalbėti garsiau. Tai taip, tai va tenais, jeigu atsisuktumėte, jūs matote, kad pareina vėl antroji banga audros. Ir šiandien nežinau, kas kelinta, nurodos ir vėl labai daug lyja. Tai taip, einame biškį arčiau, parodysiu. Tai taip. Parodyti kokią va yra. Tuo metu labai sunkiai viskas girdėjosi, pūtė labai stiprus vėjas. Nieko nėjo girdėti. O dabar parodo čia nuostolius, kas nutiko po tos upės.